Labą dieną, esu Vydijus Juška iš Panevėžio. Pats esu savanoris, pats dar esu energetikas, netradicinės medicinos ekspertas. Turiu Panevėžyje atsidarę savo konsultacijų kabinetą Sveikame kūne, sveika siela. Ir noriu pasidalinti įžvalgom, kurios artėja spalio 9 dieną Vilniui. Tai kompleksinė pagalba vyrams krizinėse situacijose. Tai trumpai aš pasirašiau tam, kad būtų visiems aišku, nebūtinai visiems matyti. Ir noriu pasidalinti įžvalgom ir kad būtų vienas iš sprendimų pasidalintas. Tai ką aš matau, tai yra valstybė yra padarytas 5,2 milijardai nuostolio. Tai minimum dar 2 kartus reikėtų padauginti. Visos kitos situacijos, kurios yra, čia tik tais rašo tokie skaičiai, bet reali situacija aš visą laiką žinau, kad tikrai yra didesnė. Ir ką norėčiau, kad toj konferencijai būtų ne tik tais eilinį kartą kalbamos šnekos ir po to įsiskirsto, nieks nieko nedaro, o imtasi realių veiksmų. Ir vienas iš realių veiksmų tai būtų skirti 1 milijardą eurų mokslam, psichologą ar psichiatro. Ir kam tie mokslam skirti? Tai vadinamam savanoriam. Yra savanoriai, kurie dirba nemokamai, atsiliepinėja į skambučius, savo laiką investuoja, mokinasi, ieško patirčių. Tai labai gražus gestas būtų iš valstybės, kad savanoriai, kurie neturi diplomo psichologo ar psichiatro, būtų galimybė prieinami prie tos informacijos. Ir mokantis būtų galimybė skirti valstybei, kad 500 eurų kas mėnesį papildomai išgyvenimui, tie, kurie studijuoja, nes turim šeimas, už mokesčius reikia mokėti ir taip toliau. Tai aš pats, kadangi turiu aistrą ir studijuoju tos dalykus, tai pasižiūrėjus į psichiatro studijas, 6 metam kainuoja 43 200 eurų, plus dar maistas, tai gaunas nuo 100 iki 120 tūkstančių eurų. Kadangi šiai dienai neturiu tokių pinigų, tai negaliu būti vadinamas kvalifikuotas specialistas ir ženkliai prisidėti prie tos krizės, kuri yra kiekvienais metais, jinai tikrai atsispindi labai stipriai. Tai mano pakvietimas būtų toks, kad gavę žmonės, tie, kurie savanoriai diplomus, kad jie 10-20 metų būtų galimybė jiem pasirašant sutartį, aš pats nuo savęs kalbu kaip savanoris, kad 10 ar 20 metų galiu skirti į savaitę po 1 dieną, tiesiog konsultuoti žmonės tai nemokamai, ar atsiliepinėti skambučius, suderinus tuos dalykus. Daug savanorių žinau, kad daro tai visiškai nemokamai ir daugiau negu 10 ar 20 metų. Tai mano vienas iš pasiūlymų labai stiprus yra turėti abipusę naudą. Dauguma savanorių neina to daryti dėl to, kad negauna savo naudos, o valstybė žiūri savo naudos. Tai kad dėl to neveltui nupiešta ta širdis, kad širdis būtų pilna, tiek valstybė turi rūpinti savo žmonėmis, o žmonės dar širdingiau prisidės su didesniais jausmais. Tai, ką jie daro. Ir atsiras žymiai daugiau potencialių žmonių, kurie turi aistrą tai daryti, padėti, bet kaip ir aš pats, daugumą susiduriu ir į verslo asociacijas negali įeiti, todėl kad manęs paprašo diplomą, tas, kur patvirtins jam intelektualiam žmonėm. Tai mano širdingas prašymas būtų valstybei stipriai prisidėti prie to ir nelikti abejingiam.
todėl kad savanoriai jau parodė, kad yra neabejingi. Tai dabar lieka iš valstybės gražus gestas viską padaryti, kad savanoriai galėtų išsipildyti savo gyvenime tikslus, svajonės ir tai bendradarbiaudami sukurti labai rimtą pamatą, ne tik tai problemai spręsti, bet ir kitiems. Aš nenoriu labai daug plėstis, aš manau, kad mes supratom vieni kitus ir širdingai linkiu, kad tie sprendimai būtų realūs priimti. Visa kita tai, ką jūs ten interpretavo, tai nėra labai svarbu, tai smulkmenos, svarbiausias pats pamatas. Savanoriai tai daro kol kas nemokamai, valstybė patiria didžiulius nuostolius, tai savanoriai gaus diplomus profesionalius ir galės prisidėti prie valstybės gerbėjo. Tai ačiū visiems ir linkiu priimti teisingiausią sprendimą su jausmais, o ne su protu. Ačiū visiems.